Žinoma, linkėjimai vargšams konservatoriams, kurie labai mane seka ir žiūri ir stebi, ir ką aš valgau, ir ką į burną dedu. Ką galima padaryti iš kepenėlių, kaip galima skaniai kepenėlės padaryti, kad neturėtų kvapo ir panašiai. Tai šiandieną mes gaminsime elnio kepenėlės, kadangi aš auginu gyvūnus mėsinius elnius danielius, tai man yra lengviausiai gaminti. Aišku, mes parduotuviai, turguose mes galime nusipirkti vairiausių subproduktų ir tos subproduktus iš jų kažką tai gamintis. Svarbiausia, aišku, kad kepenėlės būtų šviežios, matot, yra tikrai šiandieną jos yra, kaip sakant, sumedžiotas žvėriukas. Yra nusausinta, labai rekomenduoju, kad nebūtų mirkoma nei vandenį, nei pienė. Jeigu mes planuojame jas atidarytume puodį, atidarytume katile gaminti, kepti, kitaip sakant, kadangi čia yra šiek tiek daugiau, tai šiandieną mes dvigubai darysime kepeninių, jeigu taip pasakysiu, tai vakarienė valgysim kepenėlės, tai yra bus jos troškintos svogūnuose, česnakuose, bus įvairiausių bazilikų, meirūnų, čiobrelių ir kitų panašių prieskonių naudosime, ką vasarą užsiauginame. Na ir kitą dalį, tai yra pusė kepenų, būtent gabinsime kepeninę, tai yra rytoj, kad turėtumėm prie pakeptos duonytės, batono, kad turėtumėm ką valgyti. Tai svarbiausia yra kepeniniai, norint, kad būtų kepenys, neturėtų to kartumo ir neturėtų to skonio, tai aš visą laiką jas apsipjaustau ir kai matote, yra čia tokia plėvė, tai tą būtinai plėvę, šitą reikia būtinai ją nuimti. Kepenys yra tam tikrų gyslų, tai tas gyslas tikrai rekomenduoju išimti, nes jos, kad jų nebūtų, kad jos tiesiog dėl skonio pjaustome kvadračiukais. Tai yra, kaip mato, tokiais visai nedideliais kvadračiukais pjaustome. Štai ir svogūnai. Svogūnai vėlgi skirtingai kas kaip jos mėgsta daryti. Aš tai juos pjaustau labai paprastai. Matome, svogūnų iš tiesų pakankamai daug susipjaustome. Realiai 4 galvos balto ir 1 dedu raudoną, kartais ir 2 raudoną dedu, iš tikrųjų dėl skonio ir dėl saldumo. Kaip matom, česnakus tai patys auginam iš savo ūkio. Česnakų, kaip mato, tikrai iš tiesų dedu labai daug. Aišku, pirmą svogūnus pačirškinsim, po to česnakus dėsiu. Ir galėsime jau žilgo ir mėginti. Kepenėlės visos jau susipjaustę, visą paruošiam. Svogūnai, česnakai, matom, sakau, kokiais grįžinėliais susikrabakščiuojam. Turime apsikepsim svogūnus ir česnakus. Po to dedam kepenėlės. Čia turime mano įvairiausių baziliko, meirūno, čiobrelio, šiek tiek kvapnaus, turime čiobrelio plus pipirų. Ir aišku, žinoma, niekada neapsieinu kepdamas, bet ką iš tikrųjų daug kur naudoju, tai yra meškinis česnakas. Duosim kažkur apie 200 gramų sviesto. Pirmam kartui dedam apie 100 gramų į keptuvę. Ir keptuvėje mes įkaitinam sviestą iki taip, kai jūs jau pradeda pilnai lydytis. Ir tada dėsime jau svogūnus. Toks jau pats skanus dalykas. Šiandien kaip naudosime pirktinį sviestą. Naminį sviestą nebuvo progos kada pasidaryti. Dedame visus šitus svogūnus. Praktiškai vos ne pusė keptuvės. Na, grubiai, svogūnus kepam kažkur apie 7, taip iki 10 minučių. Krapus aš naudosiu pašteto gamybai, tai pašteto gamybai naudoju tik lapelius, kaip čia pasakyti, o lieka stiebeliai. Tai aš kartu stiebelius, kadangi krapai iš tikrųjų turi labai daug gerų vitaminų, šiltname dar ne visas šalna pilnai jos nudraskė, tai aš dar likusius tos stiebelius sudedu prie svogūnų, apvolioju. Sudedu likusį sviestą, pats tas laikas jau, kaip ir sakiau, svogūnai yra sukaramalizavęsi šiek tiek, dedame kepenėlės, sudedame dabar visas kepenėlės, meškinio česnako. Meškinio česnako, taip, ne tiek daug, realiai, nežinau, čia pusę arbatinio šaukštelio. Tada mano prieskonių mišinio, viską permaišysim, paliksime atvirą, kad galėtų tušintis ir garuoti, išgaruos drėgmėtas toks, nežinau, kitaip aš jos vadinu, kvapą išvarys lauk. Ir tada uždengsim dantį ir paliksime dar traškintis. Tai seilė tysta, žinokit. Kai gamini ir labai norisi valgyti,
Druską dėsime tik tais pačiam gale. Aišku, negaliu nesidžiaugti naminiais agurkėliais, kurie yra paraukti vasarą, kurie prie kepenėlių, tai yra vienas ko gero skaniausių, vienas geriausių užkandžių. Kaip matome, kepenėlės karšta labai. Dedame druskos. Grietinėlė tai neatsiejamas dalykas. Kepenėlės turi plaukti tame skystyje, nes kada tu darai bulvių košę, išsiverdi bulves, labai skanu yra pirmą įsivirti bulves arba įsikepti orkaitėje bulves su lupena. Kai tu įsiverdi jas nusilupi, susiblenderiuoji ir vietoj pieno ir sviesto, kurį dedame į šitą pašildytą pieną, reikia naudoti būtent šitą padažą. Paruoštas kepenėlės, ilgai netrukom, realiai pusvalandis kažkur tai užtruko. Turime nuostabaus skonio kepenėlės, padažiukas, kraptukai, pažiūrėkit koks, na ir aišku taurė raudono vyno. Tai ką, gero vakaro, smagaus vakaro būnant kartu su šeimomis, su draugais ir iki susimatymo Žemaitaičio kuchnyje.